Labą dieną, gerbiamimi aštuntokai, kurie mokosi pasirinkamą dalyką praktinę geometriją. Šiandieną mes turime antrą pamoką ir antroje pamokoje mes atliksim šios darbus. Tai yra praktinė geometrija antra pamoka ir atliksime, skaitydami konspektą, atliksime testą, šitą testą. Testo turi būti teisingi atsakymai 90%. Tiek testą darote, kol bus 90% teisingų atsakymų. Mažiau netinka, 89 net netinka. Konspektas galite skaityti, žiūrėti ir to testo mintis ir yra tam, kad jumis priversti kažkaip tai, kad jūs perskaitytumėte naujieną, pamokos naujieną, kur yra kalbama apie geometrijos istoriją. Toliau, praktinis darbas. Koks tas praktinis darbas? Tai praktinis darbas bus trikampį. Mes šiandieną darysime trikampį, va paspaudžiau, reiškia, internetinį puslapį ir mes va šitą trikampį padarysim, va šitą trikampį. Kaip tas trikampis bus daromas, tai dabar parodysiu Wordo programoje. Mes pabandysime tai atlikti Word'e. Galima įsijungti tinklelį, galima pasidaryti čia didesnį, mažesnį, visą kitą. Ir dabar kaip čia mes darysime. Pagrindiniai mūsų įrankiai tai bus figūros. Va čia yra figūros, tai mes ir pabandome brėžtis. Bet kad lengviau būtų, tai įsikelkime nusikopijavę va šitą trikampį. Tai pasidarom print screeną. Print screenas. Ir įsikelkim šitą trikampį. Pasavę. Kad mums čia nereikėtų pastoviai blaškytis. Va, įsikėlėm. Šitą galima padaryti, kad jį galima visur tampyti būtų. Va. Ir dabar pabandome nupiešti trikampį. Tai piešime trikampį. Mes negalim paimti jau esantį trikampį. Va, čia neišeis. Tai pabandėme iš linijų padaryti trikampį. Tai braukiam tokiais strižainė. Jinai yra juoda, gali būti storesnė juoda. Toliau braukiam vėl kitą strižainę. Ji taip pat juoda yra, gali būti stambesnė. Ir gal čia net per daug truputėlį, sakykime, kažkur tai tiek. Ir toliau pasiemam kitą kraštinę ir brėžime šitai. Vėlgi juodas ir čia dedam taip, kraštinį. Kažkas panašaus, taip. Dabar galime ją iš karto sugrupuoti, tai pasižymėti Ctrl klavišą nusispaudžiame, pasižymime kraštinės, nueiname į grupuoti, jisai yra formatas grupuoti ir pagrupuojam, ne? Va, vientisas trikampis, jisai niekur nevaikščios. Dabar kitas linijas, vidinės linijas darome. Tai pasiemam linijas, braukėme vieną liniją. Ja, čia yra mėlyna ir mes ją pasirenkam, kad būtų ryškiai mėlyna. Toliau darom kitą liniją. Kita linija eina. Brėžiame ir vėl jinai yra mėlyna ir gali būti storesnė ta mėlyna arba. Ir dar trečią liniją brėžiam. Trečią liniją. Va kažkur tai taip, ne? Va, nusibraižėm, bet tau susikirtimas pas mane blogas, ne? Blogas susikirtimas. Kažkur tai va čia turi būti. Nu, matot, Word'e netaip gerai gali padaryti. Susikirtimas. Va. Ir dabar, kai jau turime šitas linijas, tai dabar tekstus užrašysiu. Tai dabar parodysiu, kaip tos tekstus užrašyti. A raidelės, dar teisybė apibrėžti. Apibrėžimas bus sudėtingesnis. Čia yra, galima lankelius uždėti, bet tie lankeliai neįtin gražiai darosi. Todėl tie lankeliai nebus tobuli tokie, tai tiesiog su pieštuku nupiešime ir uždėsime raudoną spalvą. Toliau uždėkime A raidelę, dabar tokius tik tai fragmentukus parodysiu, o jūs užbaigsite.
Tai pasiemam A raidelį teksto lauką, kad galėtume vesti, nes reikės tampyti. Parašom A raidelę, ten paskui bus galima į to mažytėm raidelėm padaryti. Sutraukėme, užeiname ant raidelės teksto lauko, reiškia, rėmelio šono ir paspaudžiam formatuoti figūrą. Atsiranda užpildas tos figūros, tai padarom, kad be užpildos ir be linijos būtų. Ir tada automatiškai jinai be rėmelių, nesimato tie rėmeliai, tai kur norim ten nunešame. Dabar kaip yra su indeksuotais užrašais. Pabandom parodyti. Gal galima klasė, kad tyliau dirbtų, aš įrašinėjau, alio. Pasiemame teksto lauką. Teksto lauką pasiemame, brėžėme tą teksto lauką. Teksto laukas. Ir pasiemam dvi raidelės, sakykime, HC. Pasiemam H ir C. H ir C. H ir C. Ir C raidelę mes pasižymime, užeiname su dešiniu pilies klavišu, šriftas ir pasirenkam apatinis indeksas. O ten rėmelį, matau kaip sumažėjo. Ir rėmelį taip pat padarome tokiu pačiu principu. Tai formatuoti ir pasiemame be linijų, viso gero, be linijų ir mes vėl nutempiam ten, kur mums reikalinga buvo, pasidedame. Nu, o graikiškus stilius, tai padarom va šitaip, viso gero, teksto laukas, paskui įkeliame taip pat lygtį, įterpti naują lygtį ir va čia tokio, reiškia, kur lygtis rašome tokie meniukai, sakykime, pasirinkimo, šriftai ar dar kažkas, tai pasirenkam, kad graikiškas būtų, graikiškų abėcėlė. Ir iš čia pasiėmė, sakykime, alfa, ne? Tai alfa, viso gero, ir pasižymime tos alfos, reiškia, vėl nuėmam tos kraštinės. Na va, ir viskas išaiškinta. Tai ačiū, kad žiūrėjote, iki kitų kartų.